Labas rytas. Važiuojam į Normandiją. Kai visada nieko nenufilmavom. Jokių nėra pakavimosi subtilybių video. Bet yra kaip yra. Audrius važiuoja su autobusu, veža visų daiktus. 33 ar 4 žmonės. Ir virš 20 motociklų. Krapštasi dar visi. Nematai kamerų. Tai va, stovim eiliai. Jau įvažiuoti į keltą. Ne į keltą, į tunelio teritoriją. Pakeliui sutikom visą chebrą, tik pamiršau kamerą įjungti. Nu kaip visą, dalį. Didelę dalį chebros, kuri važiuoja. Ir stovim su kitais atostogautojais atostogauti. Visi bėga iš salos kaip žiurkės iš skęstančio laivo. Taip kiečiau. Taip kiečiau, važiuok piečiau. Štai ir dėdė Justas, kad jį kur kopūstas. Darau, bratkelę. Madam, laba diena. Ring, ding, 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 ding. Važiuojam, reiškia,
įvažinėti į traukinuką jau. Biškį čia mes vėluojam, bet gal ir nevėluojam iš tikrųjų. Mūsų traukinys prieš 10 minučių turėjo išvažiuoti. O visa chebra susirinkus. Keltininkai, nežinau kur jie ten, vieni jau turbūt Prancūzijoje, ten kažkas labai anksti ryte važiavo. Nerius, man atrodo, ten labai anksti ryte. Nu jo, jie ten rinkosi anksti. O mes susitikom vakariečius ant autostrados, važiuodami keliu. Marius atvažiavo pas mus, Audrius su Vanu čia kažkur irgi jau yra. Žodžiu, sienos praeitos. Tai kaip ir jau judėsim. Žmonelė va, barankinė, labą dieną, su vištiena. Šiandien pozicionavomės kaip fūros autostradoj. Įvažiavom į fūrų eilę ir stovėjom. Užgesinam spintas. Čia dar kažkokių angliokų banda, ble. Ne, čia veteranai, prezidentai. Karočią kažkokie fetišistai čia. Kas čia, Mariukai, per fetišistai? Kas čia per fetišistai? Bet čia irgi su pareigom ten, su visokiais reikalais ten. Ko dar nemačiau? Dar nemačiau, direktoriaus nemačiau. Darau. O, blet, reik važiuot. Leiskit kas. O, kebros turim. Jau geria. Visi geria, kas turi, tas geria, kas valgo. Jėzau, jūs tai, Darau. Dabar jau galim pasisveikinti žmoniškai. Labas. Serialas Marimar prasideda. Serialas plasmasiniai kepenys, man atrodo, čia prasideda. Labas rytas. Labą rytą. Labą rytą. Nu va, ir viskas. Dar vienas draugelis kažkoks. Ir dar turim jūrininkų vieną bandą, kuri ten plaukia dabar su keltu. Ir čiūjų jau nusiaubė duty free. Jie išpirko ten viską. Ir reiškiasi jau kaip ir atvažiavom į Prancūziją, o jau šviesų už langų. Mus paleis iš traukinio ir važiuosim į susitikimo vietą su Chebryte, kad
susitikti su visais. Tai tokios tokelės, ten mūsų chebra kitam vagone visi. Tai važiuojam, liko 600 metrų iki susitikimo vietos, kur turi laukti mūsų kelto chebra. Tai va čia ir yra turbūt, ne, šitas prekybcentris. Taip, Ingutė? Gerai. Va, žiedai, prieš tai į tą pusę pasižiūrėjau, aš anglišką pusę pasižiūrėjau. Labdienas. O linokas, kai dėti... Laukia visų dėlių. Tai va taip, aplenkėm kamštį, bet jaučiu, kad Audrius liko su autobusu gale, bet kai mes sustosim pailsėtis, jie mus pasivys. O ilsėt stosim mes už 25 minučių. Įsivaizduoju, niekas neina į rugius. Aš einu. Pašviesti tau? Su damba privaryti. Nu, labas. Bet aš nepatai, kad aš turiu draugę, paršiukas.
Aš turiu. Iki mūsų numatytos pilies, kur mes ruošiamės pirmą daryti tokį pasivaikščiojimą, dar mums važiuoti 2,5 valandos. Ir po to dar porą valandų iki kempingo. Kamera, bet mes važiuojam, aš tai nevažiuoju. Tai nėra. Gražieji Normandijos miestužiai. Miestelį. Boulangerie, pâtisserie et tous les Paris. Bet kad mes čia esam buvę, tai mažai šansų, ne? Bet man čia kažkaip labai matyta viskas. Va, čia tas miesto galas ir serpantinas toksai. Kokia didelė mūsų chebra. Jau zakilibался lenkt visus, nes.
padavusi, jau pasižiūrėjo. Čia visai suks turbūt. Sučionkas. Visai suka. Liko 53 minutės iki mūsų pirmo sustojimo šiandien. Važiavom, gabalas autostrados, labai neblogai laikėm 103-105 visą kelią. 80 km autostrados buvo. Taip iškė. Pasigreitinam dieną ir dar buvom sustoję, reiškia, dasipilti ant kuro ir užkandam, atsigėrėm kavos. Labai neblogai buvo. Čia tokia vat į pilį kokią tai atvažiavo. Va čia kaip. Vyksta bandos maitinimo darbai. Banda va žiūri į Senos upę. Moteris su peiliu. Vais pavojingai. Nu, kaip gražiai. Usnys yra guonos. Bet kaip čia gražu einas, no. O tokia agrarinė šalis, bet tvarkingai agrarinė, ne bardakis. Mes prisileidom, matai? Į tą slėnį upės, kuris matėsi nuo... Dabar čia kur važiuosim? Į kairę. Ar į dešinę? Taip. Rodai posūkį. Gerai. Man labai patinka, kai tu rodai posūkį. Taigi va, važiuojam, kaip
iki kempingo liko biškį daugiau negu 1,5 valandos. Bet ką noriu pasakyti, kad kažkaip buvo pergyventa, mano asmeniškai, mes čia surinkę tai pašnekėjom, kad labai daug žmonių ir bus sunku važiuoti, nes daug labai dalyvių. Bet galiu pasakyti, kad taip, aišku, sunkiau negu tenai dviese, sunkiau net negu 10 ten ir taip toliau, atvirkščiai teisingiau. Bet, žodžiu, nėra taip blogai, kaip galvojau. Važiuojam ir važiuojam, aišku, šiandien daug kilometrų reikia padaryti, šiandien būsim pavargę, jau padarėm 3 dudų, čia nuo Kalėjo, Prancūzijos Kalės, tai su Anglija 4 dudų ir dar liko 1-3-3. Tai kaip ir daug, bet štai rytoj nebus nieko. Rytoj bus 80 iki San Mišelio vienuolyno ir po to 150 iki kempingo, tai nieko. Tada sekmadienį bus ten kažkas tai gal kokie 300 per visą dieną irgi ten. Bet jo, ką noriu pasakyti, kad iš tikrųjų lengvai važiuojasi. Gal tiesiog, kad aš jau pasiilgau tų kelionių, ištroškau to važiavimo tokio, tai važiuoju, žiūriu, Ingutė priekį važiuoja ir kažkaip labai gera. Tai va, jau saulelė link Laidos, įsipilsim mes šnapsaus. Teisingai, jau saulelė link Laidos, įsipilsim Kalvados. Va. Dabar manau, kad kažkur Ingutė gal reikia stoti pailsėt, žinai. Jo, nuo 1:30 pradedam užmatyt. Kol surasim vietą, kol ką, bus labai fainai. Cigaretės pertraukėlė trumpai ir dabar varysim dar į degalinę, nes visiems reikia kuro dabar čia. Galvojam, betrauksim, bet nebetrauksim. Tai va, dabar greit užsipirom kuro ir viskas, jau apsipirkom, buvom sustoję Lidle, dėžės alaus, ten maistai, kiaušiniai, kruopos, miltai, juokauju. Apsipirkom maistą ir viskas. Ir dabar sistema bus tokia, visą tai, ką mes šiandien nuvažiavom, grįšim per 3 sekančias dienas. Šiandien atvargom, vis 3 dienas bus relacija. Čivat, kalbim. Ar ne mano mylimoji žmona? Taigi, dabar esam pravažiavę 394 nuo Kalė. Tai jeigu dar skaičiuoti iki namų, tai beveik 500 km. Pastavės sėda jau interkomas, sako, mom, that's right. Dar žiūrėk ir vakarinės eilutės gausim. Jau gavom. Noriu
Išrėto. Langas bijo gazą sukti. Raudrelis atvažiuoja. Mūsų technička. Gerai, nufilmavau tarp kitko. Suka, aš būčiau apsišykęs turbūt. Ir tu biškai gal kaktelėjai, ne? Tokiu momentu, žinai, ką reikia daryti? Palenkt galvą, kad ne į stiklą jisai eitų. Jo, tai teisingai, bet sakau, čia vienintelis būdas, kaip nukirsti be žalos. Jeigu toks į stiklą pareis, tai bus ragas. Na, ant tokio greičio dar. Tai taip, jisai dar ir į vidų įskristų papalaistų. Bet iš tai dabar pas tave adrenalinas turėtų palaikyti bėgimą iki kempinų. Kada silpnas, man tai rodo 14 km greitai. Bet jeigu bus automatas, tai pocho, aš pilsiu ir ryte. Pas mane dvi beliuką. Pas mane 5,8. Žinai, visiems labai įdomu, kaip čia mums sekė. Uždirbu jo reklaminius pinigus. Reklamuoju saulę, raudoną, gražią. Yra tekančio saulės šalis ir yra besileidžiančio saulės. Азиопас белый, сюда и азиоп. Аня руку здесь спецерила. Visi stebisi, bet čia visi medžiotojai mato. Dėl to, kad tu akis dirba savo darbą, žinai.
aviokai, ežiokai ir kiti vakariniai gyvūnai. O čia prizas didelis karo. Kudriokas, va, karpiokai turbūt plaukioja. Starpiokai, karpiokai. Didelio okai. Nešmėčiukė dar padėminė. Nu taigi, ne, arčiau Dievo, kuo daugiau iškelsi, tuo arčiau būsi. O, Piderastų klubas, žiūrėk. Piderastam tipinam. Piderastam, draugai, mano. Vėliau futbol. Dabar kelio ženklai sako, ne po 50 reikia padaryti, po 90. Bet jau Žemkenčiai tai jau tuoj išplauks jau. Savaitė, 2 ir jau bangos. Labai gražus laikas metų iš tikrųjų. Ne, išplauks ir bangos. Jie, kaip sako, išplaukia, tai padeda ten reguliuoti. Nes praštai, tokiais stagarais stovi žaliais. Prisipučiau vietį vėją, atsistojęs. Dabar verkia mane kelią. Aš žvėjau, aš vėlę braukiu, taip gražu, taip gražu. Žiauriai gražu stovi.